Gerą dieną, bičiuliai. Tai šiandien lankausi Žemaitijos kalvose. Tai va, vaizdą turim tuo. Va. Rapsėlis mūsų toks. Sieta ir kas 50 cm tarpueiliai. Rudenį naudota ir MAPS 100 kg ir startinis trąšas 30 kg į hektarą. Tai va, tai šiaip iš tikrųjų atrodo įspūdingai, gražiai. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Na va, šaknų sistema ir tokia. Aišku, čia suslėgstas dirvožėms ir, bet matom, augaliukai puikiai išsivystė ir jau po truputėlį kyla į viršų. Matos ant, sakykim, ką rodo augalai, tai kad šiai dienai truputėlį trūksta sieros jiems, bet jie jau kitą savaitę jau gaus. Matom, truputėlį jau ir šakniaplaukiai jau vystosi. Kai kur nesivysto dar, sakykime, bet jau čia šitais kaip veisliai dominatorius šie ir tai ankstyvesnį ir turbūt vegetatyvinį laikotarpį žiūrint. Tai va, tai bandom perspjauti. Na va, kaklelis yra va toks, jau pradėjęs ir truputėlį ilgėti. Aišku, ir ant rudenį nebuvo trumps, bet puikiausiai peržymui. Kaip ir buvo ir trūkom, kaip ir nematom. Tai va, turėsim ganėtinai, manau, tvirtą rapsą. Čia didelis plots ir apie 60 hektarų. Ir su dronu bandžiau skraidyti, šiaip irgi neblogai atrodo. Ir vietų, kur ir išplikė, užmirkė, bet čia visumai, skaičiau, visai neprastai. Tai va, tai... Nu tai va, bandom išsikasti čia aukščiau ant kalną, kur ir kokio augaliuką. Iš tankesnis vietas, kad mažesnį nuostolį padaryti. Visur matos, kad dirba ir suslėgta. Tai augaliukai tokie atrodo potencialus išgyveni per žiemą. Va, čia dėl jau, sakykime, šitam augaliukui jau bus viskas, nes supuvo šerdis. Dažniausiai supūn šerdis dėl to, kad per didelį lapai būn per augęs rapsas. Tai va, nes praeitais metais buvo sudėtinga suvaldyti iš tikrųjų tą rapsą, nes pavasaris buvo šalts ir mes davėm mitybą, sakykime, tiek kviečiams, tiek kitoms kultūroms ir azotą nepaėmė, uždžiūva, vis vasar nebuvo vandens, o rudenį pasėjus rapsą, tai tas rapsas puikiai pasiėmė tą azotą, kuris nebuvo išsiplojęs. Na ir sudėtinga buvo valdyti jį, bandėm ir stabdyti, ir 3 kartus kai kur stabdėm ir visą kitą, bet šiai dienai ramiai jaučiuosi, nes iš tikrųjų vaizdas ir neblogs, pažiūrėkit. Iš tikrųjų, vaizdas geras. Rapsų, sakykime, kvadratiniai metrai neskaičiavau iš tikrųjų dar, kiek čia ir, bet jau plika akim matos, kad pakankams kiekis čia nu ir. Iš tikrųjų ir gražus ant ir pilnai išsivystys, jeigu tai pažiūrėsi. Rapselis. Tai va. Nu jo, bišką apėjau rapsą, šalta, kažkaip rankas sušalo iš tikrųjų. Tai dabar šiandien yra, kelintą dieną reikia pažiūrėti, 20 šiandien šalta, iš tikrųjų, -1 Žemaitijai, tai kažkaip taip nemaloniai atrodo. Tai dar pakol kas tręšimų kažkokių jokių neplanuoju daryti. Tik tais, sakykime, Kauno pusė, Kėdainių pusė, jau kai kur truputėlį paduosim kalcio su siera ir truputėlį azotų,
arba kalcio monosalietrus, nes augaliukai jau ten rodo gyvybę ir kaip ir jau galėtų truputį jiems padėti įsikipti, nes paskiau dėl sieros trūkumo bus sudėtinga suvaldyti augalą, paprasčiausiai šoks į viršų ir nepagausit jūs jo. Tai todėl priėmiau sprendimą, kad kitą savaitę darysim tuos minimalius trešimus, nes iš tikrųjų dar per šalta, šakniaplaukiai dar nesivystė iš tikrųjų, tai ir keletą tik tais tų stambesnių degunintų šaknų, dar smulkių nėra. Tai va tai, ką dabar būtent šitam rapseliui aš darysiu, tai šitam rapsui eis apie 200 litrų kaso, 50 litrų tiosulfato ir 30 litrų amonio polifosfato bus. Tada bus 7 litrai melasas ir 3 litrai skystų organinių trąšų bus įdėta čia, pirmam tokiam va miksiukui, čia bus tokia nebloga bomba, manau, užtaisyta. Tai va, tokį pasidarysiu, o matysiu 29-30 augim tarpsnį, pasitręšiu tada per lapus būtent kviečiams senesniem, rapsui, kai jau pradės butonai kilt, pasidarysiu šitą. Aišku, kviečiams irgi darysiu kasą 105 litrų, naudosiu, paskiau tiosulfatą apie 30-40 litrų, kai kur eis, ir amonio polifosfatą panašiai 30 irgi litrų dėsiu. Tai va, teisingai turbūt pasakiau jau. Toks normas esam nusistatę palei dirvožemį tyrimus, ką aš matau šiandien, nes žiūriu ištirpusius elementus, ką mes turim dirvoj, ir va tokie skaičiai šiai dienai yra reikalingi. Tai va, tai laukiam geresnių orų iš tikrųjų, tai manau balandžio 2, kokią 3 dieną tikrai startuosiu su kasu kai kur jau, nes dar kasu ir per šaltą, o būtent tai bombai užtaisyti, tai dar laukiu, o tolimesnius, sakykime, trešimus pasiplanuosiu būtent jau pagal augalus, kaip jie vystysi iš tikrųjų, nes sudėtinga ir nuspręsti į priekį daugelį trešimų, nes labai keičiasi iš tikrųjų augalai. Pavyzdžiui, praeitais metais prašokom netgi augimo etapus, tarpsnius vadinamus. Nebuvo augimo tarpsnių, tiesiog momentaliai viskas keitėsi ir vegetatyvinis laiks keitėsi praeitais metais, ypač žieminių miežių, žieminių kviečių buvo, sudėtinga buvo valdyti augalą, nes vieną dieną atrodo taip, kitą dieną kitaip, tai šiais metais irgi sudėtinga bus pasakyti, ar čia taip ar kitaip. Tai aš manau, kad viską žiūrėsim fakte, būtent laukuose, ir jau tada parinksim tinkamą tręšimą, manau. Taip, kad dar galim Velykas, manau, ramiai švęst, o po Velykų jau startuoti jau su mityba. Tai va, ir ruoštis tiems vadinamiems mitybiniams purškimams per lapus. Irgi dėliotis jau programą, ką darysit, ko nedarysit. Žinoma, turite atkreipti dėmesį šių, ateina dabar 24 metų grūdų kainas, kad neišsiauginti savikainą. Tai va, tai šiais metais taip po truputėlį judam į priekį, neagresyviai, tai tiek pakol kas šiandien. Tai ačiū Jums ir ačiū, kad komentuojat ir ačiū, kad prenumeruojat ir daugiau informacijos įkelsiu paskiau iš laukų. Dar įkelsiu, pabaigsiu kelt 2 ir 3 dalį iš seminarų įdėsiu. Irgi pasižiūrėkit, ten irgi daug yra informacijas. Iš tikrųjų, ten šį sykį paėmiau labai plačiai, iš tikrųjų, būtent, kad užvesti tam tikrą kryptį. Ten akcentavau būtent maistinių medžiagų santykius, būtent lydinčius augalus, tarpinius augalus. Tai manau, kad iš tos bendros visumos
tai, kas buvo pristatyta prezentacijai. Dabar darysiu, išskaidysiu būtent temas, sakykime, dirvožemis, tai bus sėklos ir augalai. Tai skirtingos temos bus, išnagrinėsiu smulkiai, kad visiems būtų aišku, kaip, nuo ko kas priklauso. Tai va, tai šiandien tiek, ačiū Jums ir laukiam starto.